Tai trumpai norėčiau pakalbėti apie BNI ir tai, ko mes susirinkam šitą skaidrį matėm pradžioje. Tai aišku, konvertacija į, šiuo metu tai yra euras, bet aš manau, kad tai kiekvienam yra tai, ko jūs ateina. Tai yra santykių, ar tai yra finansinės grąžos, ar tai yra kažkokių tai naudų, ar šiaip pasidalinimų įspūdžiais erdvėje, kurioje mes susitinkame. Ir matėte jau šitas mūsų vertybės ir aš norėčiau jaunuolių paklausti, atkreipti dėmesį, greitai prabėg, pasakyk man, kokia, pavyzdžiui, tavo vertybė, va taip iš greito, kurią tau atrodo imtų va dabar ir naudotumais. Santykių kūrimas. Matau? Atskaitingumas. Atskaitingumas. Atskaitingumas jaunimui labai neprašalė, labai gerai. Mokymasis gyvenimą irgi yra svarbu, bet aš norėjau ir iš tikrųjų daug jų yra, kiekvienas randa savo, bet aš manau, iš savo pusės galiu pasakyti, kadangi jau esu pakankamai daug šitam BNI sistemoje, tai man artimiausias yra pripažinimas. Ir pripažinimas tai yra ne vien tik tai, kad tai yra pripažinimas, bet tai yra tai, kas jūs daro vertingų BNI kolegų narių, BNI sistemos narių, nes pripažinimas tai ateina ne vien tik tai tada, kada tu sugeneruoji rekomendaciją, ar ten padarai gerą darbą, ar šiaip įstoji į klubą. Tai yra ilgo darbo rezultatas ir kiekvienas pripažinamas, gavęs tą pripažinimą tikrai jaučiasi išskirtinis ir motyvuotas. Ir turbūt esat girdėję šitą frazę, kad 80% sėkmės yra tik tai pasirodžius. Tai iš tikrųjų BNI yra tikrai vertybė pasirodyti, tai yra ateiti į klubą, tapti pusryčių ar pietų dalimi ir tada tu gali suteikti tą vertę, kurios jūs norite ir tapti pripažintų. Ir Woody Allenas pasakė, kad 80% sėkmės yra vien dėl to, kad pasirodai, bet Ivanas Meisneris, BNI įkūrėjas, jisai perfrazavo ir pasakė, kad 80% of success begins when you're showing up. Tai yra, tu tik tai pradedi, turi galimybę gauti tą sėkmę, vien tik tai tada, kada pasirodai, tada turi galimybę gauti tą sėkmę. Tai aš tikiu, kad kiekvienas siekia to pripažinimo, o kad jį pasiekti, tai vadovaukite šitom vertybėm. Ačiū.